Tai labas visiems, žvejyba man naujoj vietoj, praktiškai miesto centre, Baltupių mikrorajonas čia Vilniuje yra. Ir štai Baltupių toksai tvenkinukas. Žvejų matosi vienas, antras sėdi, ančių yra. Nu, manomai kažką, tai čia gal ir galima pagauti, o kažką žmogus bando nukabinti, tai rulapą. Tai ką, tradiciškai pavyzdžiu, kotas, pradėsime nuo štai tokio mažo gražaus museliuko. Ką gali žinot? Nu ir ką, kad šamas čia viską nutrauktų palikti savo. Einam, testuojam, žiūrim. Prieš saulę nieko nematau. Metimas bėlė kur. Nesu tikras, kad čia labai tolimų metimų reikia. Nu ir sprendžiant pagal žvejus, greičiausiai čia kažkokių žuveliokų yra. Tai vienas pagautas žuveliukas, tai būtų visas dienos planas. 2, 100% viršijimas. Ne, nieko nematau prieš saulę, mes į kitą pusę. Ten prieš saulę nieko nesimatė, tai jau į kitą vietą. Užuoja. Vėjas kyla. Valas išlinkęs, visiškai nejaučiu iš masalų. Nebent pasikirs pats. Labą dieną. Gal padėtik čia, gal ką nors, jeigu nebijai, kad iškabintų, a? O kas čia gali būti? Ne, į žolį, jeigu ištrauksi lydeką. Tu ką, lydekas? Ne, lydeka, balta žuvį. Lydeka nepageidautina, nuraus iškart man viską. Aš šitą ant ešeriukų galvoju, jo? Jo, čia ešeriukas, kojytė, bet kas. Aš jau kiek sėdžiu nuo 8, Aha. pakliovkės nevačiau, ant batono. Ant batono, ne? Nu, O tas pagavo ką nors? nieko. Nieko. Ir ten irgi vienas praėjo, kai sakant, irgi, nieko. Supratau. O kokia čia žuvis būna? O kokią tu nori? Nu, kuoja turi būti, ešerys turi būti. Čia viso žuvis ežere gal nėra, bet čia yra. Ai, tokia gera. Linų yra? Aš geriau neklausiu. Pradedant nuo šamų, Ai, tu. upėtakė, linai, karosai, skaršiai. Jėri. O, kaip gera. Tu galvoji ką? Aha. Ešeriukai, tai žinai, jau išdaužyti. O ant ko gaudo pagrindė? Aš ten batoną. Ant Todėl, ba- kad jie tik priprato, žinai, maitinti. Ant batono, ne? Mhm. Aha. Mėgink, jeigu netingi. Ne, aš čia neiškelsiu, jeigu ką. Batonas, ne? Nu, tai reikia baltą dėti tada. Nu, bratka, dėk tu, ką tu nori. Jo. Nu tai pasiklausau, ką pasakoja ir reaguoju šitai. Aš ant batonų, aš į tą batoną reikytų gaudavau. Aha. Turiu, sakau, džikūną, turiu, jeigu nori, gali duoti džikūną. Ne. Bet net nestuktelėja niekas visiškai. Mėgink, bratka, mėgink, kur nori. O, yra. Ir geras. O, koks tai, žiūrėk. O. Nu, kaip aš jį išsikelsiu šitą dičkį. Šitą tai aš gal negaliu nieko padėti neturiu. Va, matai, pas tave eina. Nu, brač. Nu, žiūrėk. Gal nemaišau? Ne. Lauk, aš ištrauksiu, vo. Ai, vo. Ešerys, geras ešerys. Nu, Bet aš jo iki čia neišsivilksiu. Va, ir viso gero. Va, kaip tu pasakei ant batono, ant balto. Uždėjau baltą ir... Va. Nu, ačiū šitam ežerui. Geras, geras, geras. Nu, va, truputį į šoną. Ten įspūdingas kibimas buvo. Planas neįvykdytas. Tikėjausi bent vieną žuvelę pagauti, tai šiuo atveju skaitykim 1-0 laimi ežeras.
Čia geroj vietoje aš. O! Nu va, ką tik turėjau antrą, bet nepasisekė. Šiaip šalta pavėsijas. Ir supratau, kad man reikia graibšto. Graibštas, teleskopo. Dar vienas gražuolis. Opa! O kiek čia ešerių daug? Va, vieną pakabinau, 4 iš paskos varo didelė. Nu, kaip man tave išsiimt dabar? Čia dabar neįsivaizduoju. Turbūt ir tas toksai buvo. Jo, greičiausiai. Tu mane apstatėjai. Aš sakiau, kad avižadrybis su aviža galima gaudyti. O, Imsi ar paleisti? a tu nori paleisti? Aš paleisiu. Ne, tai bratku duok. Tai imk tada. Tu ką jau paleisti. Kai jį kėliau, paskui jį gal 4, va tokie, va, kaip rankina atvarė. Kas čia dėdasi. O Tu tu? gaudai ir paleidai? Jo, Labai ačiū, bratku, tau labai ačiū. tai nėra už ką tu juokauji, čia man malonu. Tu man, kaip pasakyti, atskleidai raktą į ežero širdį, baltą spalvą naudoti. Pasakei, kad ant batono. Ne, tai patgi matėjai. Nu, Pat matėjai. 1-1, lygų. Ne, 0. Ne, Negalima tai sakyti. ne, dabar lygų iš mane žuvis. Vieną atėmė ežeras, kitą atidavė. Tai 1-1 dabar. Dabar reikia laimėti. Labai ačiū tau. Ir už ką? Jeigu antrą pagausiu ir tą atiduosiu. O, atbėga žvejas. Kaip? Dirba dar aviža. Dirba dar. Mes ir tu čia, nais. Tik šapų žiūrėk už galvos. Nu va, tas pats buvo. Pasivijo. Toks pat, ne, biškai mažesnis. Čia su drapšotu, ne, pas tave, paternosteris. Nu va. Bet smūgis gerai. Man tai pirmas susmūgiavo, o čia pasikabino paprasčiausiai. Žiūrėk, op, ir sėdi tyliai. O toj pusėje nieko, ne? Ne. Tai pavėsis čia, ką reiškia. Nu, nauja vietelė. Patogiau žuvų ištraukti bus, jeigu ką. Žiūrim. Ešeriukai tai normalūs. Kol kas nieko. Nu, va čia to tvenkinio ir pabaiga yra. Įlankėlė.
ten kur tie medžiai, ten ir baigėsi. Susiaurėjimas ir į aną pusę. Nu, visai gražu, visai nieko, patiko. Jeigu šalčiai nepaspaus, bus galima dar kartą atvažiuoti. Nu, einu ten į tą galą, pabandysiu ir po to grįždinėsiu atgal. Nu kągi, po biškį traukiu atgal į pradžią. Į aną pusę neisiu, ten būsiu prieš vėją man žvejyba visa. Tai kągi, žiūrim, kas čia. Gražus lieptas, mano šešėlis. Ir patvariais. Keliaukim namučio link. Ten dar priekį, kur pagavų pamėtysim. Pagausim, ką pafilmuosim. Va, parodysim, tai yra pafilmuosim bet kuriuo atveju. Tai matyti šitą džiugią gaidą. Planas vykdytas. Viena žuvis pagauta. Toks ir tikslas buvo. Va ir kągi. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems palaikantiems. Tai dėkui, tam kartą tiek. Ate, ačiū šitam ežerui.